Kadangi šis namas neturi atskiros katilinės, klientų pageidavimų rekuperatorius buvo sumontuotas šio namo skalbykloje. Norint išlaikyti patalpos estetiką, įrenginys buvo sumontuotas kaip įmanoma aukščiau ir apsiūtas apdailinėmis detalėmis. Šiuo atveju klientui parinkome rotacinį Blauberg gaminto rekuperatorių, kuris tinkamas pagal šio namo plotą bei sistemą ir gali būti valdomas išmaniuoju įrenginiu arba pulteliu. Kadangi šio namo pirmas aukštas yra vientisa erdvė, klientui pasiūlėme ir sumontavome priglaistomus difuzorius, kurie yra gipsiniai, nudažomi lubų spalva bei puikiai įsilieja į bendrą namų interjerą. Namo antrame aukšte sumontuotos įtempiamos lubos, todėl buvo pasirinkti skirtingi sprendimai oro padavimui. Dalyje kambarių sumontuoti Zender Luna difuzoriai, kurie yra itin tylūs, tolygiai paskirsto orą bei yra tiksliai reguliuojami. Dėl šio namo konstrukcijos, norint išlaikyti lubų aukštį, vaikų kambariuose buvo sumontuotos sieninės oro padavimo grotelės. Ortakiai iš 1 į 2 aukštą atvesti drabužinės patalpoje ir paslėpti gipso siena bei spintomis. Oro paėmimo ir išmetimo grotelės sumontuotos skirtingose namo pusėse, tam, kad kuo mažiau maišytųsi paduodamas bei išmetamas oras. Parinktos lygios lauko grotelės, spalvą derinant prie langų, durų bei kitų fasado elementų. Pasiskambinam!